Pas mums šiais metais labai vėlyvas pavasaris. Kažkur vėluoja apie 2 savaitės, palyginus su praeitais metais. Mūsų viena iš obelių labiausiai atsibudusi. Ten ta tokia pusiau dar mieganti. Ir ten viena ir už mašinos kita. Pas mus jau slyva. Gerai lapelius duoda. Kažkokie vabalai buvo praeitais metais užpuolę. Kodėl nesifokusuoja? Nesifokusuoja. Matas šiais metais gerai gal atsigaus. Kita slyva, kuri visai neblogai auga. Kokia graži. Tai jau šiais metais užaugo, sakyčiau, per 1 mėnesį užaugo jau daugiau negu praeitais metais per visus metus. Gerai išsilaikė. Šitą vyšnę, ne vyšnę slyvą, šitą slyvą mums irgi buvo vabalai gerai pakapoję praeitais metais. Matas taip nedrąsiai dar auga. Nėra labai daug išleidusi šakelių. Matyt dar anksti. Labai daug vilčių dedu, kad viskas bus gerai šiais metais. Čia neužmušama kriaušė. Kokia įdomi istorija gavosi. Mes ją praeitais metais pasodinom. Kažkur, man atrodo, birželio mėnesį ji numirė. Visiškai numetė visus lapelius. Ir po to vėl pradėjo pumpurus leisti ir vėl pradėjo lapelius leisti. Kaip Jėzus Kristus antrą kartą prisikėlė. Galvojau, kad šitas numirs. Nenumirė. Nežinau, kas čia yra. Persikas, abrikosas. Kažkas minus. Tuo metu abrikosas. Čia abrikosai gerai auga pas mus. Kaimynas turi porą medžių mažiausiai. Žydi kaip vyšnios, pilna žiedų. Man atrodo, čia persikas nudžiuvo. Neišgyveno sausros. Šiaip sausra tikrai buvo labai didelė. Čia kita slyva. Irgi dar taip sunkiai atsibudusi. Ar man autofokusas? Ne. Nefokusuoja. Ne. Nefokusuoja. Ir čia mūsų vyšnios. Panašu, kad šiais metais bus stipresnis. Kokias mažas šakelės buvo išleidusi. Jau pumpuriukus turi gerus. Čia kita vyšnė. Iš apačios išleido šakelės. Manau, šiais metais visi medžiai bus žymiai stipresni. Na, čia trečia paskutinė vyšnė. Kodėl man čia taip blogai fokusuoja? Žolės čia nedaug tai turim. Nors lyjo tikrai daug šį pavasarį. Tikrai daugiau negu praeitais metais.